Labas rytas, mėly kaimiečiai. Ką gera, kaip einas, kaip gyvena, kaip šeimas, kaip vaikai, kaip daržai, kaip šiltnamiai. Šiandien pradėjom ankstyvi, išsičekinom iš viešbučiuką ir dabar varom pakeliauti su Agne. Šiandien laisvadienis, atostogos. Dogovas sekam, bet jis toks piktis, galvoju, kad mes čia paskui jį einam, nors iš tikrųjų mes tiesiog norim prie krioklių. Tadam! Pirmoji šiandienos lokacija. Krioklys. Matot, tik video prasidėjo iš karto nuotykį, nebėra jokių intro, nebėra jokių... Učiučiu, mučiučiu. Iš karto varom į actioną. Tadam! Kadangi pas kažką privati teritorija reiks susimokėti 40 skatikų. Mažyti. Mažiukai, kokios tavo ilgas ausis. Katinėlį. Katinėlį. Mažyti. Randašunis. Bye. Kadangi čia taip staigiai iššokom į nuotykius, nieko net nespėjau paaiškinti, kas čia vyksta. Tai esam Kočiang saloj, kadangi daug lietus lyja, Agnė mokos, nedažnai čia visai gaunas pakeliauti. Bet šiandien viena iš tų dienų, kai keliaujam ir gal net paskutinė diena mūsų Kočiange, tai imsim šiandien krioklių nemažai ir visus nuotykius. Aišku, kas pakeliui, nieks neaišku. Plans yra varyti kelis krioklius aplankyti, prisitukinti viešbutį dieną, pavalgyti, aišku, klasika, kaip visada, žodžiu, nėra čia ką šnekėti. Čia plantacija kažkokia. Vaizdžiukai pašonė tokie, nepamirškim šitą faktą, kad esam apsupti kalnų. Norita, tu. Agnė sakė, šiandien belė kiek turi jėgų, belė kiek motivacijos. Visur varys pirmą, šokinės nuo olų, lys į urvus, melsi šventyklose, valgys dvigubas porcijas, viską darys turbo. Įlindom į džiunglynus. Agnė užleida man vietą, nes aš, aišku, bijo voratinklių. Tenk man visą juodą darbą dirbti kaip visada. Uf, tikrai nemažai voratinklių. Manau, kad bus gražus kriokliuks, kažkaip įtariu. Ir nebus turistų iš vis, garantuoju. Turim susidurim su vandeniu. Tai mums reiks perėti, gal tas virvės mums rodo, kur reikia. Nuotykis visai. Ok. Wow. Dar aukščiau varom. Žiauriai daug voratinklių. Turim mosikuoti su ranka visą laiką, kad į veidą neatsitrenktų. Matau prošvaistį. Labai gražu. Čiuožykla. Ir pats kriokliuks jau ten tuoj daisim. Grožio, žiūrėkit. Pasaka. Žinau, ką pagalvojau, kad čia gali būti pakankamai gilu.
kad nušok nuo ten va kažkur tai. Sorry, hebra, tik dabar pamačiau, kad visą laiką buvo prasuojęs objektyvus. Ačiū Dievui, kad pamačiau pradžioje epizodą, o ne visą dieną prafilmavęs, tai bent tiek. Nu, anyway, esmę supratot, varom dabar toliau haikinti, eisim maudytis. Kaip statuma! Čia tokie odai kažkokie susijungė. What? Nesu tokia matęs dar. Ką jie čia daro? Į tuntulus kažkokius, į grupę susijungė kažkokie gyviai. What? Nežinau, ar jų matos. Dar kilimai. Jau galvau, priėjom krioklę galą. Pasirodo. Nope. Čia jau šabakštynai prasideda. Vėl nieks neaišku, kur mes einam. Jau nieks nebeaišku. Žinau tik tiek, kad takelis dingst. Voratinklis. Nu, kaip ir nebėra takelį. Mission failed. We'll get them next time. Čia reikia judėti. Visgi pasirodo ten ir buvo, matė, buvo čia dead end, apsisukom. Drabužius reikia pasidėti kur nors ant saulikės. Tobula. Šokam į Plavkes, varom tikrint gylį, gal galėsi šokti čia nuo tos uolos. Tikėkimės. Ten va visur voratinkliai. Ant galvos, man visur, ai. Kaip čia įpraeit. Tiek voratinklių suskabiau, kad norėčiau ten užlipti. Per šaknis reikia lipti. Ne taip slidu. Eik tu sau. Nenorėčiau nudardėti nuo krioklę. Šiaip maudomės dažniausiai nuoki, bet kai filmuoju, tenku užsidėti Plavkes, kad nerodyt savo Impalo. Agnė plikais papais duodas, negaliu normaliai filmuoti. Biški paeksplorinu čia, krioklė viršų. Kažkokių gyvių pilna. O, papa. Tai nesibaigiantis šitie kriokliai.
O, koks baseiniuks išsimaudimui, tobula. Kaip visada tobula. Kaip visada nerealiai. Kaip visada nesveikai. Kaip visada belekas. Varom žiūrėti, ar galim nuo tos olos nušok, neduod man ramybės. Čia yra va šita uola, nuo kurios galim šok. Čia gilė svarbu sužinoti. Užteks mano šuoliui. Ne per gilų, bet užteks. Visai šiaip šuoliuks, bet turi labai arti olų šok, nes kitaip prasideda akmenis, čia su kojom atsirengiu. Nedaug trūka iki nelaimės, taip kad reikia 10 kartų pasitikrinti gylį ir jo, nedurniuoti, reikia atsargiai tokiuose vietose, nes galim prisižaisti. Nesveiks karštis, bet nesiskundžiu, nereali diena, čia dabar lyja pastarąsias 3 gal dienas, tai dabar saulikė atgaiva iš visą yra. Bye! Gerai, reikia kažkaip grįžti į keliuką. Į keliuką reikia grįžti va taip va. Vėl žygiuojam, koks 15 minučių žygiuks iki mašinos. Jis buvo. Pirma lokacija, pirms kriokliuks buvo labai fains. Atsigaivinom, pasimaudėm, pašokinėjom, kas yra svarbiausia. Šiandien nemažai bus tokių vaizdelių reportaže, bent jau kol kas pagal planą. Nežinau, ar jums matysis, kad skirtingi čia kriokliai, dar kažkas, ar jums vienoda viskas bus. Matyti, išsiaiškinsim tik su laiku. Grįžtam čia. Tiesiog vos nepagavau zuikį. Jūs jau čia žiūrite mane ir galvojat, kažkas su juo yra ne taip šiandien. Ogi visiškai teisūs esat. Aš šiandien esu su savo pačiu mėgstamiausiu, visų laikų mėgstamiausiu kepuriuku. Tadam! Biški biški musulmonišks, bet hebra, ne tame esmė. Svarbiausia yra jausmas, svarbiausia sentimentai. Iš kur gavau, kas padovanoja, kiek su juo praleidau laiką, kiek nuotikių. O tame esmė, šita kepurikė tiek turi savį istorijos, kad Tai ir grįžom iki civilizacijos. Долго вачвилин. Что ведь не скрыл, чтобы друг, статин, сессия. Koks karštis. Praėjom, girdit, žiūrėkit, kaip reikia pravažiuoti krioklius. Tadam. Važiavom ir pravažiavom. Mano boružėlė nesutverta tokiais keliukais važinėti. Čia toks įsitempęs turiu dairytis. Nes dugnas liečias, tai dugnas, tai dar kažkas liečias. Reikia atsargiai, pažiūrėkit čia. Važiuojam dabar po biškį iki viešbučio, kaip tik 12 valandų. Prisičekinsim, pasidėsim daiktus ir galim varyti toliau nuotykiauti. Tobula. Tas mėlynas vandeniukas su tom uolom kalniukais labai gerai žiūris. Smagu skristi. Važiavom į kažkokį kaimą.
in the middle of nowhere. Reikia išsiaiškinti, kur mes čia šiandien gyvensim. Atrodo labai necivilizuota. Žiauriai daug gamtos, kas yra gerai, bet nemačiau nei kur užkrimst, nei parduotuvių, nieko. Čia bus granai gamtos. Ai, va, čia ir bus parašyta Mount View. Išsipūtęs visas. Kas tave pripūtė? Ką? Viščiukai, saldainiukai. Laukiam, nieks neįleidžia. Gal liksim be namų šiandien. Bent jau vaizdelis nesveiks. Čia tokia teritorija kaip kavinikė, restoranus, neaišku, čia veik, neveik, atrodo pusiau apleista. Ai, nors čia yra kažkoks kaip bariuks. Bet panašu, kad nieko nėra. Šuo namuose uždaryt sloj, reikėjo geriau neerzint tada. Oh well, grįšim vėliau vadinasi. Nėra tai nėra, nieko nepadarysim. Nesveiks karštis. Nieks mūsų nepriėmė, nėra šeimininkų, tai šokam į mašiną ir varom ieškoti nuotykių, atvarysim vėliau kažkada. Į vakaro pusę, gal ar po pietų, nu žodžiu, nesvarbu. Iki kitos lokacijos mums čia iš viso. Jetu, 15 minučių, let's go. Nutarėm, kad reik arbatikės, kavikės ir užkrimst. O, čia gražu. Oi, užkrimst. Ant apleistą tiltą. Oi, nu kad atvažiavom, galim biškį pažiūrėt, bent kas čia yra. Važiavom užkrimst. Ne, iš tikrųjų tai važiavom į Kriuoklį, bet po to apsigalvojom, kad varom užkrimst. Galų gale atvarėm ant apleistą kažkokią tiltuką. Oi, tas gyvenimas. Tai šventiklikė matos. Kažkoks žvejų kaimelis. Visiem vištos kojelių nameliukai. Gal ten ir užkrimst kur nors bus. Neįsim iki tiltuko galo. Ne, žiauriai karšta, žiauriai. Reikia jau susirasti pradžių, kur ant pavėsiuką atsisėst, pavalgyt, pasistiprinti. Atsigerti kavukės vardan geros dienukės. Ir jo, toliau nuotykiaut. Nėra kada čia žaisti, nėra kada daryt nuotykių. Mini kaimuks atrodo. Vėl ieškojom valgyt, vėl pamatėm kažkokį kiniečių šventyklą, kažkokią mini bokštelį, tai sustojom pačekinti. Ir matau visai nice grafičiuoką girdėt. Yang. Tadam. Tas smilkalų kvapiuks tobula. Tokia ant jūros krantą padėta šventiklikė. Altoriuks tiksliau. Tiltuks kažkoks sens. Medinis. Kruosnis, kur nežinau, ką čia degin žmonės, gal tikėkimės. Thank you very much,ขอบคุณครับ จุดตรงนี้แล้วไปไหว้ตรงนู้นอธิษฐานแล้วก็ปัก5 ดอกที่เหลือมาขอพรข้างใน Then go to this point and pray there. Then stick the remaining 5 flowers inside to make a wish. Okay. Tokia turiu krūvą, jas visus reikia kažkaip uždėti. Yra ugniė kėva, jau kūrenu pečių. Prie altoriuko dabar. Pasimelst reikia ir įdėti 5 smilkaliukus. Sekantis maldžikė šitam reikia atiduoti. Visam surrealizmui. Su visa derama pagarba dievuliukam, su visa derama pagarba mūsų žemėlį. ปักตรงนี้ซิกดึงออก2 ดอกดึงออก2 ดอกอย่า this one Opa.
3 Netikėtai prisimeldėm, va, gavom atsakymus į savo klausimus, varom toliau. Neplanuoti nuotykį best yra. Kitokiais paraidžiam, bet to radom kelią į pagrindinį. Čia tikrai bus kur pavalgyti. Sustojom kažkur prie kelio, gal bus kažkur pavalgyti, kol kas niekur nerandam, čia toks visiškų kaimų kaims. Degalinė oldschoolinė yra. Gal kažką rasim iškrins. Hello, savadika. Atsigert gal reiks irgi. Tai čia visai jaukiai, daug žmonių, nice. Potencialiai matau, kad čia skaniai pavalgysim. Įdomus sprendimas, girdit, žiūrėkit, kaip taupa gamta. Sveika. Aliuks važiuoja į trasą. Tobula. Būtų kavikė, būtų iš vis tobulai, gal čia netyčia bus. Oi, nieks neaišku. One this. One this. One patrapalaya. One this. Green curry. With rice. I didn't know. You don't have? Okay, then this also too. Songjiang. And 2 eggs. 2 eggs. And we have a latte? Or cold? Got a latte in? Latte? Yeah, čia. Čia gali būti mystery gift, iš vis neįsivaizduoju, ką užsisakėm, daug ką vardinom, bet nieko neišėjo susišnekėti, tada bandė padėti, bet irgi neišėjo, bet liktais išėjo, tai žiūrėsim. Visgi gavau, ką norėjau, pavyko užsisakyti, kavikė su pienu, jami. Dabar reikia laukti pagrindinę patiekalą, kas ten bus. Greičiausiai pavyko, viską manau užsisakyti, tik neaišku, ar kiaušinis bus ant viršaus, ar nebus iš vis jo, ar bus 2. Visko gali būti. Tobula, kaip visada šitą akimirką būn best. Patai gavom, nors užsisakėm ne patai. Jau prasėdėjom kokį 15 minučių, sako, nelika jum ryžių, gal norit ką nors kitą. Tai kadangi čia tingėjom aiškintis, nelabai einėjo susišnekėti, tai užsisakėm, ką turėjo. Nesiskundžiu visgi, patai ekspertam yra gerai. Skanaus. Lėkštas tuščias jau. Metas atsisveikinti. Norėjau taip garsiai, bet neišėjo, matot. Kaip specialiai noriu, neišeina. Tik tais, kai netyčia gaunas. Natural produkt. Žodžiu, kol sėdėjom, kol valgiam, sugalvojom naują planą. Buvo šiandienos plans mūsų varyti vieni krioklius, kokie 5 kriokliai čia šitoj pusėj. Bet pagalvojom, kad būtų gal įdomiau, biški universaliau aplankyti ne tik krioklius, bet dar kažkokių lankytinų vietų. Tai kadangi dabar vienam mini kriokliukė buvom, praleisim kelis, varysim į apačią, žodžiu, kitokių nuotykių paieškoti. Ir jeigu liks laiką dar šiandien, tada užsuksim dar į tuos krioklius, tai pažiūrėsim. Kadangi dabar viskas jau pavalgėm, suotus esam, galim nuotykiauti, bet čia tie atstumai tais kalnų keliukais. Po 15 minučių su mašina, tai sakau, čia taip atrodo šalia, bet žiūrėk, 15, 2 ir susidėt. Vėl per naują dabar turiu reportažą daryti. Ai, nedarysiu, nesvarbu. Tai va, tai žodžiu, sėdam į mašiną, važiuojam toliau nuotykiauti. 20 minučių dabar iki salos pietų ir nuo ten jau kažkokie prasidės nuotykiai. Pats tiksliai nežinau, kas ten kažkokie spelkės, dar kažkas. Pažiūrėsim, kas gera, galėsim sekantį nuotykį pabandyti varyti su baidariai kažkokią negyvenamą salą. Mačiau Google Maps kažkoks yra lankytina kaip ir vieta. Lankytina, bet nelankytina, žodžiu, tai mes aplankysim.
Atvažiavom į kažkokią lokaciją dar vieną. Kaip mažas toks vaikiuks pasakytų. Čia kažkokia pelkė ir toks takiuks virš juos veda. Turistam atrakcija, bet kadangi pakeliui, kaip gali neaplankyti. Iš tikrųjų, net nesam jau čia tokiam buvę. Bent jau aš. Lietuvoje gal kaip kažkas panašaus kaip Lajų taks, tai va čia azijietiška versija. Babkiuką čia reiks atsimesti ar nereiks. Jau matau langiukai visokie, bet pusiau apleista. Žiūrėk, gal ir praslysim. Džiaug iš vandens. Gal čia sausuoju metu išdžiūn viskas. Sunku pasakyti, va ir nesužinosim šito. Gal takiuks, nežinau kiek jisai trunka. Visokie garsiukai, va kažkas juda. Taram. Einam savo, čia visur vien pelkės tos. Ir mes čia virš jų einam. Toks keistas jausmas, bet labai gražu. Ėjom ir lygtais pamatėm gyvatę. Panašu bent jau, kad ten jūs galva. Reikia kokią nors pagaliuką kažką, kad išsiaiškinti. Radau pagaliuką. Bandom pamesti jai. O, šiok įlinda į urviuką beveik. Nežinau, ar jų matos, opa. Paukšt, saugiai. Yes, pirms gyvūniuks pamatyti. Ten su skėčiukais jau dvenuoja. Savadika. Taip nice jie atrodo su savo tom oranžiniam, kaip jie vadinas, šūbom, žodžiu, tais apdarais. Tokie išsiskiriantis, visada egzotiška mūsų vakariečio akim. Tuneliukais. Nebeaišku, čia ėjom ar neėjom, jau nebeatsimenu. Bet manau, kad bet kuriuo atveju eidami išlysim ten pat į mašinų aikštelę, turiu omeny. Kaip ir minėjau, ėjom ir priėjom tą pačią vietą, tik tais kitų kelių. Nesveiks karštis, tik išlendė ant saulės ragas. Tai kadangi ragas ant saulės, reikia dar didesnį nuotykį ir varysim plaukt Baidarę. Bent jau varysim ieškoti, iš kur jie išsinuomot, kad galėtume nuplaukti kažkokią negyvenamą salą. Ta saulė taip kepim, tai reikia dar labiau ją pasimėgau, dar labiau. Taip. 15 minučių važiuoti iki kažkokios kitos lokacijos. Random čia dūriu ant žemėlapio tašką, net nežinau, ar ten rasim, ko mums reikia ar ne. Reikia, žodžiu, mums susirasti kokią nors vietą, kur galėtume išsinuomoti Baidarės. Tai dabar bandom važiuoti kažkokį viešbučiuką, kur atrodo potencialiausiai arčiausiai tos salos ir gal ten turės mums išnuomoti. Atvažiavom į kažkokį viešbutį. Tvarkos čia chebra. Baseiniukas toks natūralus, labai gražus. Jaukiai įsikūrė. Matau Baidarės. Hello, Saudika. Is it possible to rent a kayak? No, for rental. Okay, thank you. Saulikė, tik nesveikai vanoj, manau, kad nudegsim baisiai. Bet, toks ir tikslas. Senai be buvom gavę saulės, reik mėgautis. Čia neapleista. Biški sunku suprasti. Žiūrėkit, ką užmačiau eidams. Eik, tu savo, kokie dydžiai. O, nesveika dydžiai. 1, 2. Eik, 3. Va, kas čia yra. Kokie, nežinau. Ir žuvys kokios. Va. Žuvikių tai mačiau belė kiek. Tai toj vietoj, kur buvom nenuomavę Baidarių, tai atvažiavom į kažkokį kitą rezortą. Maružėlė pastatyta, vėl Baidarės guli, reiškės yra. Turim porą irklų, porą liemenių ir aišku Baidarė. Šiaip savo tokia kokybė, bet tikėkimės mumis nugabens į tą salą. Nu, varom.
Opa. Opa. Let's go. Tobuls vėl gyvenimas, moteris pumpuoja, aš čilinu. Tam ir yra žavesys keliauti su moterim. Pripratęs aš viens viską daryti, o čia nieko va nereikia. Deginos, čilinu, pasaka negyvenims. 1, 2. 1 minute later. Pasaka, nereik man ir kloti. Va, kaip gerai. Oi. Šis kadras tu nepatekti į eterį. 1, 2. Tokie vaizdeliai mūsų suka. Tobula. Varom prie tiltuko prisišvartuoti. Lygtais atplaukiam. Žiūrėsim, kas gera šitoj saloj. Opapa. Gaunu jūreivišką mazgą, kurio pats nemokėsiu atrišti. Viskas. Čia gal pas kažką į namus atvarėm. Sorry, jeigu kažką pažadinsim. Nice, negyvenamoj saloj kol kas. Pirms išlipims. Vaibelis geras. Nu. Žuvų nemažai, matau, šokinėjai. Kaip grožis. Wow. Ką čia su jais žvejojai? Pasirodo, šitoj saloj yra kažkoks apleistas gal viešbutis ar kažkas panašaus. Ir mes ne į šitą vietą atplaukiam. Nėra kaip per šitą šabakštyną prasibrauti. Čia šiukšlynai kažkokie. Fui, fui, fui. Nepavadinčiau čia takeliu. Bet mes tokių nemažai jau su Agne praėję. Tai jau mūsų čia nebenustebina. Nu ne, čia ties čia va ir baigęs. Mission failed. We'll get them next time. Nejaugi teks abort mission. Čia vienas mažylis. Oi. Ir antras. Tadam. Tobula. Šiukšlynai, šabakštynai, purvai, plastikai ir aišku, ponas Arbuzijus. Biški pagūglinau ir supratom, kad esam iš vis netoj net saloj. Į kitą salą reik plaukti dar kokią pusę valandos. Tai žodžiu per karštą, jau esam biški pavargę, tai nevarom. Mission abort, jeigu taip galim sakyti. Arba kitaip tariant. Grįžtam į Baidarę. Tadam. O, žiūrėjau, pačiu laiku grįžom. Mano mazgas neatlaikė. Būtų prikols, jeigu Baidarė būtų išplaukus. Nesveikai saulė vanoj, bet biški ilsimės. Čia nemažai priplaukiojom su ta Baidarė. Nesiskundžiu. Grįžtam į žemyną, priduodam tą Baidarę ir varysim toliau nuotykiauti. Nebebaisiai daug čia mum laiko ir belika jau saulė, kaip matot, už nugaros į antrą pusę leidžias, jau greitai saulėlydis, kuriuo nepamatysim, nes esam kitoj salos pusėj, žodžiu. Agne, darbuojas. Op. Prisiparkavom. Ačiū Baidariai, ačiū Salikiai, ačiū Justuliui, ačiū Agnikiai. Gal yra dušiuk, žiūrėk, greitai nusipilčiau vandeniuku. Opa! Koks grožis, gėlikės, palmės, medžiukai, žvirkelis, tiesiog tobula.
Ir taip dabar kokį 15-20 minučių iki kitos lokacijos. Kažkokia strojkė, ten kažkokia Big Buddha stata. Gal jau pastatė, iš tikrųjų, net neįsivaizduoju. Bet važiuojam iki tos vietos, pažiūrėsim ten trumpam, biškį užlipam, pažiūrim ir varom iki Krioklį. Ten išsimaudom ir jau varysim ilsėtis, bet prieš poilsį dar užkrims reiks. Ką, čia kurian, hebra. Romantika. Tokia keista vieta. Užkilom į nesveiką kalną su mašina, galvojau, kad net nepavyks. Varom į strojkę. Ne pirmą strojkę, girdit, žiedą dirb darbininkai. Gal mums net nepavyks užlipti ten į viršų. Sėdi su savo vienuoliai. Mumifikuoti. Čia gal dar galėjau su mašina atvažiuoti, bet nežinojau. Lepčiukai iš abiejų pusių lipam dar aukščiau. Negalim tipo šortų. Zuiks. Dar vienas aukštas. O, dar laiptai. Galim aukščiau pakilti. Vaizdelį jau atsiveri salos matų. Čia strojkė. Girdite? Wow. Mato tą bokštelį švyturį, ten buvom prieš kokias 2-3 dienas ant to tiltą. Tas žvejų kaimuks ten kažkur. Ir dabar visą salą, visus kalnus apvažiavom iš kitos pusės. Tikiuosi neužkris koks betono gabalas ant galvos. Kaip vaizdeliai. Okay. Thank you. Gavau pizdaką iš kartą, kad bandžiau lipt, neleido. Ir išvarė mumis lauk. Ten jau paskutinis aukštas, kažkada gal čia bus, va tas bokštas, čia griaučiai gal to bus budulė, velnčia, žino. Iš nuotraukų mačiau, kad čia nesveika dydžia bus. Šiaip saulėlydis neužilga, reik varyt, kol nesutema, kol dar netamsu, dar biški nuotikų, dar biški papramogauti. Vargšė boružėlė, triusikais apkrauta. Džiovinami yra triusikai, va taip va. Šmokšti. Taip, Krioklys čia, o 8 minutės. Belia kaip su ta saulė dabar besileidžiančia. Tobula. Du takiukai, nieks neaišku, kur įeiti. Ten matom, kad ženklai draudžiama, tai einam ten. Čia bus standartiniai ženklai, kad turi eiti su gidu, nes kitaip susimokėsi 100 000 baudą. Nėra vandens. Kur visas vanduo. Visur saloj pilna buvo vandens. Čia tuščia. Kol kas keistokai. O, gražiai išpjauta, reiškia, kažkas įėjo čia.
Net iki biški keistai jaučiuos. Tokias kažkokias kitokias džiunglės. Biški kitokie augalai. Lafai, vis platus keliuks. Jokių šabakštynų, jokių voratinklių. O tai keliuks. Visur kaučiukai. Kaučiukai. Nieko nėra, jau nuims derlius gal. Biški voratinklį prigaudžiau. Kažkoks ženklas. Ai, rodo, kad krioklys ten. Gerai. Taip gražu, taip daug erdvės. O ne, prasideda šabakštynai. Fuck. Eik tu savo ratinklį kiek. Fui. Eik tu. Ne pats smagiausias. Aš kol čia skverbiuos kelią pro šabakštynus, Agnė čilina iš po manęs, jai lafai, o aš viską surenku. Siaurieji džiungliukai. Pasak. Nu. Fui. Girdit, kaip gamta klyti tiesiog. Oi. Siaubas. Voratinklių kiek, tai what? Bet jau nebetoli, aš manau. Nusiplausim iššokį į vandenį. Yra takiuks į viršų, jaučiai krioklę viršų. Ir yra čia, einam pirmą pažiūrėti prie vandens. O, baseiniuks koks grožė. Tobuls maudynėm, tai čia tobula tiesiog. Ir va, matau ten krioklys. O, nice. Prasideda. Čia koks baseiniuks. Eina savo tobula. Kaip visada pasižiūrėk. Tobula gamtas, viskas, medžiai išlūž. Tiesiog gamta yra gyva. Čia va reiks išsimauti. Bet prieš tai dar mačiau vieną takiuką, manau, kai jis vedė iki krioklę viršaus, tai greitai užpumpuojam ir varom maudytis. Ai va, čia ir yra. Vėl vos kiaurai voratinklį nepraėjau. Kiek voratinklių surinkau. Eik, vėl. Stuokit nuo manęs. Bet čia vien voratinklį. Reik man kokį pagaliuką. O. Taip, turiu varyti.
kad surink voratinklius, nes čia belė kiek jų. Tikrai nieks čia mėja kažkurį laiką. Wow. Žiauriai statu. Jau nebegirdžiu kriuoklė beveik. Neaišku, kur čia mumis veda. O, čia galim užlipti. Nukritau. Šitaškė, akiniai viskas. Nebedaug belika. Apgaunu biškį motivacijai. Oho, čia kokias konstrukcijas gamtos raizgalai. Vis kylam į viršų. Zigzagais. Gal jau nebedaug belika, nes jau pradedu pamest tą kelią. Gal čia sunku pasakyti. Agne, kur tu? Ai, va, matau. Neturim atsigerti. Nu, čia kiek vorų. Sorry, varažmogiai. Sorry, kad aš jūsų namus einu ir taip tiesiog sunaikinu. Bet ar su galva surinkčiau, ar su pagaliuku? Kur čia ved? Kažkur nuo kriuoklė. Girdžiu vandenį už mūsų nugaros. Tikiuosi, tik dar vien zigzagas. Į veidą žiaurus voratinklis. Hebra, vėl susidūrėm su netikėtų nuotykiu. Nesitikėjom, kad čia tik reik žygiuoti. Arba mes čia random iš vis atvarom. Kiek voratinklio ant veido. Ragas. Jaučiu Agnę, kaip pyksta ant manęs, kad aš čia atsivedžiau. Viskas, nebėra takiukų. Šabakštynai vieni. Viskas. O, nebežinau, kur eiti. Priėjom tokį tašką, kur nebėra iš vis takelių. Vien šabakštynai, kur be pasižiūrėsi. Manau, kad šiandien antrą kartą teks abort mission. Nes čia be prošvaiščių iš vis. Jau mes čia tokį aukštį užlipom, kad krioklys atrodo po mumis yra. Mission failed. We'll get him next time. Žodžiu, ir kadangi neturim laiką, nes saulėlydis tuoj čia sutems, tai grįžtam atgal, išsimaudom, varom iki Pardės, pavakarieniaujam ir ilsėtis. Nebedurniuokim. Voratinklis. Ai, aš jau ignoruoju, man tiek jų turiu. Maudytis kaip noriu, kiaurai šlaips, kiaurai susmirdęs, suprakaitavęs, atsigerti neturim, misija atšaukta, žodžiu, vien nesklandumai. Nu va, taip kelionėse būna, ne visada viskas pagal planą, ne visada viskas taip, kaip nori, kartais nenueini ten, kur nori, kartais nepamatai tuo, ko nori, nieko nepadarysi, tam ir yra grožis. Svarbiausia, pasižiūrėkit aplinkui, kas čia dedas. Gamčikė nesveika. Voratinkliai. Eik tu da. Jau kraujai parėn. Žiauriai skaudžiai užkliuvau, what the fuck. Reik būti atsargiam, reik neskubėti. Man neišeina. Nesveiksta tums. Čiuožiu.
Atsargiai, Agnė, čia slidu ir statu. Grįžtam prie kriuoklę pagaliau. Taip noriu maudytis. Tuos voratinklius nekantrauju nusiprausti. Ragų ragas. Čia nieko nematėt? Iš kartą, neriu, iš kartą. Kojom ragas, kruvinas, varo maudytis. Ačiū kriokliukui už nuotykius, upeliukui ačiū. Varom toliau. Lendam vėl į Šabakštyną, žygiuojam iki mašinos. Viskas, finišą tiesioji, čia dar porą minučių ir jau būsim mašinų aikštelį. O dabar jau saulėlydis, bet kuriuo atveju tuoj čia sutems nieko nebesimatys. Tai pagrindinis, kas belika, ką dar bus įmanoma nufilmuoti, tai vakarienė. Šiaip mes dar net viešbutį neprisitukinom, nes nieko nebuvo, tai va, reiks varyti ir ten. Nu, žodžiu, pamatysi, davai. Belika pereiti šitą upę, būsim civilizacijoje. Tikiuosi negausim po 100 000 batų baudos. Čia ženklai, va, kad 100 000 baudą galim gauti. Tikiuosi mūsų nieks nelaukia. Boružėlė lauk mūsų. Saulėlydis parein, debesiukai jau raudonėjai. Šiek va irgi vaizdelis toks. Prie gatvės girdi radom kažkokį turgelį, bariuką. Gal pavalgyti čia rasim kažką. Vakarėlis vyks, muzons pakurps. Čia tiek daug visko. Jau geri. Imam vieną. Yra tokie, pailgi ir tokie. Dogo reik praleist, va savo gražuolis ein. Kur varai? Tiesiog va, ėjo, praėjo, pažiūrėjo kaip į durniukus, nuvarė savo keliais toliau. Nuoga, nevaizdelis, nuoga. Užsukom į kavinukę. Ten mūsų namai biški palipus ant kalniuką nuvarysim vėliau. Kaip gyveni, dogasas? Aš draugas, kas? Matai? Draugelis. Draugelis visiškas. Gali apuostyti, apžiūrėti. Suprasi, kad draugelis, čia jau negali, čia jau žaizda yra. Šituos laižyti negali. Bye! Išlėki. Nori valgyti? Kaip čia pasipuošė, jie tvarkingai, šviesiklė švies. Virtuvikė, nice. Ką mes čia turim? Ui, koks meniu gražus. Ok, įsirinksim tikrai kažką. Agnės patkrapavo ir šitikius veido išraišką. Mano patiekaliuks, nežinau pavadinimą, bet išraiška. Žiūrėkit, kiaulinikė kokia. Labai skanu. Pamiršom, kad dar patiekaliuką vieną užsisakėm, kažkokie koldūnai su kažkuom. Gyva, žiūrėkit. Nebeiškenčiu, viskas. Ragaujam. Keista. Nepasakyčiau, kad neskanu, nepasakyčiau, kad skanu, bet keista. Suvalgysiu, bet daugiau neužsisakysiu tokia. Kaip visada lėkštas buvo išsmulkintos, išlaižytos iki dalelyčių. Vietiniai gyvena. Kiek suprantu, mes irgi dabar čia šią naktį kažkur apsistuosim. Neaiškiai. Mūsų truoba tokiais laiptais į viršų. Taram. Lovikė. Langiukai, matau, iš karto supelyje. Kambariuks paprasteks. Svarbiausias, aišku, yra teliks. Dušiuks. Dušiuks tvarkings. Nice. Paveikslas bajeris. Wow. Lovikė visai kieta. Bet gal gerai išsimiegosiu.
Balkoniuks. Jau dėl odų tikrai nereik pergyventi, nes pilna yra driežų. Medžioju visokius skraiduolius. Aišku, vaizdelis į kaimą. Jūra ten matos biški, bet nesimato. Kadangi čia jau tamsu, nieko čia nebeprifilmuosiu. Galima atsisveikinti. Buvo neblogai šiaip prinuoti kiautą. Kriokliai, pasivaikščiojimai, maudynės, plaukimai, kopimai. Visko vėl buvo eilinį kartą, kaip visada, jau gal atsiboda. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitą sekmadienį, jeigu jau viską peržiūrėjot iki dabar, tai nepagailėkit tą vieną pirščiuką pajudinimą, paspauskit laiką, parašykit kokį komentariuką nesąmoningą, kaip visada mėgėjai esat. Kontribį dar aišku yra apmiręs reikalas, bet yra. Žodžiu, davai, viską žinot patys, davai, kaimiečiai, laikykitės. Aš svaigstu. Jau, žodžiu, norėjau eit praustis, bet Agnė pirmiau nuėjo. Bet čia nėra blogai. Reikia kiekvieną situaciją žiūrėti iš kitos perspektyvos. Žiūrėkit. Kasgi čia?